žinot, kai stojome į Europos Sąjungą, taigi pirmą dieną labai liūdni rezultatai buvo, žmonės nėjo. Tada paskleidžia pirmiausia gandus, kad tie žmonės, kurie neis į referendumą dėl stojimo Europos Sąjungos, juos įtrauks į sąrašus ir tada, kada norės užimti kokią nors tarnybą valstybinę, jiem neleis. Tas psichologiškai labai gerai suveikė, nes daug inteligentų pradėjo galvoti. O iš tikrųjų, mato, atėjai ar netėjai ir gali įtraukti, trauksi, kas ten žinos, tais, kaip sako, durniais. Gali paskui neleisti valstybei tarnybą ir paskelbti priešais. Todėl dušiai nepritardami arba bejingi būdami tam stojimui, visgi nulėkė ir balsavo. O didelė dalis dar Vilniaus prekyba, kaip žinot, pažadėjo po kiek ten, po 10 centų ar po kiek butelį alaus parduoti atėjusiems ir miltelių labai pigiai parduoti. Nu, o čia tada žmonės, neturtingesni ir visokie išgert mėgstantis, susigundė tais milteliais ir butelį alaus. Bet ir taip atsidurėm, kad pasižadėjom parduoti žemę. Ne tik, sakysim, ten uždaryti Ignalinos atominę, parduoti, įsileisti užsienio bankus, pusvelčiai, bet ir parduoti žemę. Na ir visgi matė, kad žemės pardavimas yra labai, aš pasakyčiau, ne tiek komercinis arba prekybinis dalykas, bet yra visgi moralinis, dorovinis ir psichologinis. Nes kas tauta vienė, tai žemė. Tai yra tradicija, valstybingumas atstatomas tik žemėje. Ne aplamai kažkur tai erdvėje, o būtent konkrečioje žemėje susibūrusi konkreti tauta. Todėl tas psichologinis momentas yra labai aktualus. Tuo labiau, kad jeigu paimsim tik ekonominę pusę, tai atrodo, kad šitaip juk, sakysim, Danijos, Vokietijos, Vakarų Europos senbųjų valstybių žemdirbiai dvigubai didesnės gauna išmokas. Vadinasi, jos valstybė subsidijuoja, skatindama kolonizuoti naujas ES valstybės ir išpirkti žemės iš tų papildomų subsidijų. Todėl čia yra jau padėti ekonominį nelygiateisiškumo pamatai, kurie leidžia vakarų valstybių piliečiams, buvusiems kryžiuočiams, kuriems nepasisekė kalavijui to padaryti, dabar jie gali tai per pinigus padaryti ir valstybės tos juos subsidijuoja. Todėl, kalbant apie ES kaip lygiateisių valstybių sąjungą, iškart čia didelis prieštaravimas yra, nes nėra lygiateisis. Labai skiriasi, kuris gauna, sakysim, 400 litų už hektarą ir kuris gauna 1500 litų už hektarą. Tai tos 1000 litų visada gali panaudoti pirkimui žemėse kitose. Todėl, mano galva, dabar pagrindinis jau įstojus ES Lietuvos valdžios ir visuomenės būtų principas, pagrindinis principas, nes labai daug kur kertasi, yra tai, kad kol nebus išlygintos išmokos žemdirbiams, ir ne tik po to, kai išlygins, bet ir dar reikia tam tikrą laikotarpį, kad sustiprėtų, tol žemės pardavimas Lietuvoje ir užsieniečiams turi būti ribojamas. Nes aš negaliu, tu uždirbi 2000, aš 400 ir sako, jūs vienodai jauskitės. Nu kaip aš galiu vienodai jaus, kad man už šildymą 400 reikia atiduoti per mėnesį, o tu gali už šildymą sumokėti ir dar pabaliavoti gerai. Tai vat, toks, nes aplamai dabar kategoriškai atsakyti parduoti žemę, tai iškart kils labai daug kitų klausimų. Tada, kodėl mes turim jums išmokas duoti? O ką reiškia, jeigu Danas čia atvažiuoja, tai iš Danijos bėga su kapitalu, jis čia su lietuvės, reiškia, jis praturtins Lietuvą, nes mes sakom, lietuviai bėga ir jau jie nutautės. Tai čia daug galima daryti, bet reikalauti, kad būtų vienodos išmokos ir po išmokų suvienodinimo 10 metų dar koks pereinamas laikotarpis, jis ne tik neprieštarauja mūsų stojimo ES principą, bet atvirkščiai panaikins nelygiateisiškumą Lietuvos žemdirbių, lyginant su, saksim, Danijos, Olandijos ar Vokietijos ar kitų valstybių žmonėmis. Tai, man atrodo, jeigu jau bando visuomenė ruošti referendumą šio klausimu, tai jis žymiai sėkmingesnis
ir argumentiškesnis būtų ne visumoje apskritai uždrausti pardavinėti, nes tada būtų labai logiškas sistemos pasiūlymas išstoti iš Europos Sąjungos ir nereiks pardavinėti. A išstoti iš Europos Sąjungos vargu ar ryžtųsi dabar tas pats žemdirbys, nes pati Lietuva jam pagalbą suteikti negali. Dabar jį gali pagal tos jau 2 kartus daugiau teikti iš nacionalinio biudžeto, negu teikia, neturi pinigų. Todėl mano galva reikia visgi kitaip žiūrėti šį dalyką, nes Europos Sąjunga neamžina. Ir jeigu turėtume kokių dar 15 metų terminą dėl žemės pardavimo ribojimo, man atrodo per tą laiką arba Europos Sąjunga iš esmės pasikeis, arba jis subirės. Todėl reikia mokėti labai patekus į keblią situaciją, reikia netiesmukiškai, o mokėti strategiškai žaisti. Nes tas ištęstas žaidimas, jis parodys tikrą realybę. O realybė tokia, kad užtenka vokiečiam nusibosti, išlaikyti Europos Sąjungą ir visos Europos Sąjungos nebėra. O tai, kad tai bus, rodo tos gilios krizės didelėse Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir kitose Airijoje, kitose valstybėse bus. Vadinasi, mums reikia, saugant savo žemės ir valstybę bei tautiškumą, mums reikia protingų strateginių žingsnių.